Druskininkų šeimos paramos centras – tai visuomeninė organizacija, savo veiklą plėtojanti nuo 2008 metų. Centro tikslas – aktyvinti Druskininkų savivaldybėje gyvenančias šeimas, skatinti jų kūrybiškumą ir užimtumą, spręsti įvairias problemas, atstovauti šeimų interesus įvairiose įstaigose. Organizacija vienija daugiau nei 100 labai įvairios patirties žmonių. Tai jaunos šeimos. Šeimos auginančios vaikus su negale. Žmonės turintys didelę patirtį verslo, sveikatos ir kitose srityse. Druskininkų šeimos paramos centras organizuoja seminarus apie santykius šeimoje, vaikų auklėjimą, nėštumą, organizuoja įvairius sveikos gyvensenos užsiėmimus apie maisto gamybą, sporto užsiėmimus, plaukiojimo baseine, sveikų kūno priežiūros priemonių gamybą. Centras organizuoja dekupažo, vėlimo, kitus verslumą ir kūrybiškumą skatinančius užsiėmimus. Organizuojame ir įvairius renginius šeimoms, tokius kaip kalėdos, įvairios lenktynės vaikštynėmis, vežimėliais ar kitomis priemonėmis. Kartu aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose. Centras skatina patirties pasidalijimą tarp šeimų, bendravimą. Inicijuoja aktualias diskusijas su savivaldybės, visuomeninių ir kitų įstaigų atstovais. Jei tu ar tavo šeima nori įsijungti į šaunų mūsų būrį, praplėsti akiratį, susipažinti su naujais žmonėmis, atskleisti savo kūrybiškumą, prisidėti prie renginių organizavimo ar tiesiog juose dalyvauti, mielai kviečiame prisijungti. Mes tikime, kad mūsų geriausi kūriniai yra mūsų vaikai.